Laidos partneriai. Kur susitinkam? Tai kur susitinkam? Prie didžiulio. Adrenalino kupinoje teritorijoje užvirs nuožmi kova. Kokiame sporte sėkmė priklauso nuo psichologinio pasiruošimo. Kokius iššūkius metė pasaulinė trialo žvaigždė. Kaip atrodys naujo žaidimo pradžia ir žūtbūtinė kova su vėju bei rimtais konkurentais. Keliausime į Kolos pusiasalį, kur baltosios naktis ir juodas nuovargis, o Lietuvoje klasikinio enduro žvaigždžių desantas. Ir bekompromisė kova ant kilimo, kur laimėti galima ir labai greitai. Tad ir šį kartą laida teritorija bus kupina staigmenų. Labas rytas! Sveiki atvykę į greičio, pomėgių ir adrenalino teritoriją, kurioje susitikimas su tais, kurie savo sielą pardavė sportui ir pomėgiams. Tad artimiausias pusvalandis bus kupinas tik gerų emocijų. Rubrikoje Adrenalino užtaisas pasaulio ekstremalų iššūkiai. Maroke baigėsi vienu ekstremaliausių maratonų pasaulyje vadinamas maratonas Marathon des Sables. Daugiau nei 800 dalyvių pasiryžo dykumą per 6 dienas įveikti 250 km. Teigiama, kad pusė sėkmės priklauso nuo psichologinio pasiruošimo, nes vien fizinės ištvermės nepakanka, kai reikia įveikti dykumą svilinant kone 50 laipsnių karščių. Finišą pasiekė ne visi, o nugalėtojais tapo Prancūzė ir Jordanijos pilietis. Maratono sumanytojas Patrick Bauer beveik prieš 28 metus vienas įveikė 320 km ruožą per Alžyro Sacharą ir suprato, kad tokia pramoga gali jaudinti ir daugiau ekstremalų. Taip ir gimė Marathon des Sables. Bene garsiausias Australijos trialo dviratininkas Andrew Dickey metė rimtą iššūkį pasauliniai žvaigždei škotui Danny McAskill. Naujausiame vaizdo klipe australas demonstruoja pritrenkiančius triukus arba parkūrą su dviračiu. Black Bike Wall 1 tai vadinasi naujausias vaizdo klipas, kuriame Andrew atlieka įspūdingus triukus su dviračiu. 26 metų vaikinas yra 7 kartus tapęs Australijos čempionu elit grupėje. Garsios kompanijos Signal Snowboards vyrukai nestokoja fantazijos. Šį kartą jie su snieglentėmis nusprendė pažaisti dažasvidį. Snieglentės buvo specialiai perdarytos, prie jų prikabintas dažasvidžiui skirtas ginklas. Snieglentininkai šaudė spausdami specialiai pagamintą rankeną. Buvo sunku, nes ginklą reikėjo valdyti kojomis, jį šaudė į tą pusę, kur buvo nukreiptas snieglentės priekis. Gal tai bus naujo žaidimo pradžia? Šypsojosi vadybininkas Joy. Šio mėnesio pradžioje į Jungtines Amerikos valstijas išvykęs blokart vėjarčių pradininkas Lietuvoje Matas Mizgiris iškovojo sidabrą atvirame čempionate, o po kelių dienų prasidėjusiame pasaulio čempionate dominavo ir laimėjo net 8 važiavimus iš 12. Nebuvo labai lengva, sako vaikinas. Prieš kiekvieną startą reikėjo nusiteikti žūtbūtiniai kovai. Manau, kad tinkamas nusiteikimas ir padėjo iškovoti tik kabutėse ant popieriaus lengvą pergalę. Tęsėme pradėtą pasakojimą apie praėjusios vasaros moto nuotykį, kurio dalyviai 5 draugai su motociklais užsimoja pakeliauti Bekelę po Rusiją, Kareliją, Kolos pusiasalį ir pamatyti baltąsias naktis. Kai baigėsi keliai, jiems prasideda nauji iššūkiai bei savęs ir technikos išbandymai. Kai atrodo, kad jau baisiausia įveikta, tada žmogus atsipalaiduoja. Ir šiuo atveju pasakysime per anksti. Oi, per anksti. Iš tikrųjų, tai važiuojant tokią turėjau savį slaptą idėją. Galvoju, noriu važiuoti visą kelionę be batono. Ir iki to laiko važiavau be vieno batono. Kitus keldavau, žiūrėdavau, taip linksma būdavo. Ir tada išvažiavam iš tokių pelkynų ir toks geras keliukas. Va, keliukas jėga. Važiuok ir važiuok. Ir taip, važiuok, šiaip vieną ranką, ten, man atrodo, gal šalmą tvarkiau, kitą ranką. Ir kažkokia provėžikė nedidelė. Ir aš kažkaip norėjau pervažiuoti kitą pusę ir užmetė ir tiesiai į baržą, kai dėjau. Pamoka tokia, kad, atsipalaiduoti, neįmanoma toje kelionėje buvo. Gal atrodo, kad visiškai jau lengva ir bum. Bet čia daug, kaip ir daug kas su motociklais važinėja, gali pasakyti, kad būna dažnai pravažiuoju sunkiausią vietą, o paskui griūna visiškai lygioj vietoj, kur atrodo, ko čia griūti. Bet dėl to, kad, jau galvoju, darbą padarei, važiuosiu dabar ramiai ir koncentracijos praradimas.
kiek atsikvėpę, ko gero jau galvojo, kad viskas toliau eisis kaip per sviestą. Tačiau pasitikę baltąją naktį, jie ir vėl turėjo veikti nors ir nedidelės, tačiau sraunias Kolos pusiasalio upes. Upės keitė purvo balos, tačiau baltųjų naktų fone jos atrodė įspūdingai. Ši jų endurinė diena atrodė kaip pasaka be pabaigos, lyg ir turėtų išvažiuoti normalius kelius, bet ne, bekelė jų paleisti niekaip nenorėjo. Tai dėl to nebeveža, sunkiausiais momentais. Važiuojam puikiai. Galim taip varyti be galo. Mes enduristai iš Lietuvos. Čia vadinasi kelionė, va čia. Ne, čia vadinasi turizmas. Čia lengvas pasivažinėjimas. Ne, niekas taip nesakė. Atsistoju. Žiūrėk, kažkaip pasilenkiu, man iš kažkur sunkiai vanduo. Pažiūrėm, mocę, va čia biški. O, gerai. Čia kaip Titanikas jūros dugne. Čia yra meškos vonios. Labai naudingas mocams. Labai naudingas mocas ankabams. Litvinų smegeninėms. Murmanskės tokiams ankabams. Ne vodkės, ne vodečko. Murmanskė ieškosim vodkės, mergų ir sankabų. Kolos pusiasalis tarsi upių voratinklis. Vos išvažiavę iš vienos, tuoj pat motociklo ratus panardindavo į kitą. Nepažinta, paslaptinga, klastinga, bet tokios atkarpos tai jų pomėgio dalis. Juk jie lengvų kelių neieško. Išsikrauti fiziškai, tolygų pasikrauti emocionaliai. Vargo vargelį ir suprato, kad pabaigos ko gero nebus. Reikia grįžti atgal ir vėl kirsti tą pačią upę. Sako, niekada neįbrisi tą pačią upę 2 kartus. Įdomu, kelintas šiandien. Man atrodo, kad atsitiko šitas reikalas. Persikėlus per upę, vėlai vakare, o gal jau labai anksti ryte, nes esant baltosioms naktims dingsta laiko pojūtis. Reikėjo susirasti nakvynės vietą. Gal greitai kuriam laužą. Ar be laužą taisim ant durų. Va čia kūrena kažkas. Būtų labai gerai pradžiovinti viską. Čia yra naujausias modelis džiovyklos kabyklos. Vadinasi Kola pušensis. Čia latiniškai. Skirta nupušėliams. Ekspedicijos baltosios naktys tęsinys jau kitoje laidoje. Rubrikoje renginių anonsas apie tai, ką verta pamatyti. Išpuoselėtas kūnas, ilgakojos gražuolės, ateik ir savo akimis pamatyk, kaip tobulo kūno grožis virsta menu. 15-osios atviros Vilniaus kultūrizmo ir fitneso pirmenybės jau gegužės 12 dieną. Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose Žirmūnų gatvė 1. Varžybų pradžia 12. Finaliniai pasirodymai 18 valandą. Motokrosas sudrebins Žemaitiją. Gegužės 12-13 dienomis Plungėje vyks Lietuvos motokroso čempionato ir motokroso taurės antrasis etapas. Lietuvos motociklų sporto federacija kviečia gyvai pamatyti šių dienų motokroso žvaigždes. Palaikymas – geriausia motyvacija tiems, kurie suks ratus, kels dulkes ir kils į orą.
Norite pamatyti, kaip varžosi geriausi šauliai, tada gegužės 12 ir 13 dienomis atvykite į Jurbarką. Į tradicinės bendrovės Oksalis varžybas Norma Zauer Cup 2012. Jurbarke Oksalio šaudymo centre taip pat vyks ir individualių kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų Lietuvos taurė antrasis etapas. 2 dienų šaudymo šventė dovanos puikų reginį ir gerą nuotaiką. Vienos vyriškiausių motosporto šakų motobolo atstovai pradeda sezoną. Kretingos Milda Skuodo Bartuva, kuriai iš šių komandų apvalus kamuolys bus geriausias sąjungininkas. Gegužės 19 dieną 17 valandą ateik ir savo akimis pamatyk greičio ir ekspresijos derinį Kretingos motodrome. Tai reikia šį žaidimą pamatyti gyvai ir tapsi jo gerbėjų. Rubrikoje Sportas apie tai, kaip vyrai lenktyniavo. Kauno rajone Lapėse Ramė miestelio gyventojų kasdienybę nuspalvino ryškiaspalviai motociklai ir jų savininkai. Šių metų Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato pirmojo etapo starte net 55 sportiškai pikti ir ambicingi enduro stiliaus važiuotojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Vienas varžybų organizatorių Tadas Garšva pasakojo, kad tai dar tik antrosios tokio stiliaus varžybos Lietuvoje. Todėl jie mokosi organizavimo, o daugelis dalyvių važiavimo subtilybių. Kai kuriems iš pirmame Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato etape važiavusių lietuvių varžybinio važiavimo jau yra tekę ragauti Ukrainoje, Latvijoje ir Estijoje. Šitas sportas yra šeimų sportas ir jis yra su giliom tradicijom. Mūsų veteranai ir seniorai, veteranas praeitų metų Baltijos šalių čempionas, senioras irgi prizininkas, sakykime, ta vyresnioji karta, seni motociklistai, sakykime, profesionalai buvę, jie atitinka šitą lygį, šitą europinį lygį. O jaunimas, putelį, dabar turėtume mes jį paauginti šiaip. Dar nėra to jaunimo tokio, kurie galėtų konkuruoti su šios dienos E1, E2, E3 klasės sportininkais. Nors jau kažkokių tai yra ten žmonių, kas galėtų pasibelsti. 35 km trasoje 2 specialūs testai. Enduro apie 2 km 800 metrų, smėlio testas apie 3 km, 2 kontroliniai punktai ir smagūs pravažiavimai. Pirmą dieną sportininkai įveikinėjo 4, antrą dieną 3 ratus. Varžybų organizatoriai pripažįsta, kad dvigubai ilgesnė trasa bei papildomas Extreme testas šios stiliaus varžybas priartintų prie pasaulinių standartų. Lietuviška klasikinė enduro trasa buvo paruošta taip, kad galėtų palikti neišdildomą įspūdį tiek mūsų šalies atstovams, tiek ir svečiams. Enduro testas, jisai iš tikrųjų toks labai yra įdomus ir pakankamai klastingas ir sudėtingas molio pagrindų ir vieno smėlio testas. Tai jisai toks iš tikrųjų labai geras, jisai vykęs, jisai pakankamai greitas, techniškas ir reikalauja ir sportininkų meistriškumo. Šiaip tiek šitas testas, tiek anas jie yra pakankamai aukšto lygio. Mano kolegos iš Latvijos, Estijos labai gyrė tos abudu testus, jie labai patenkinti, vienintelis sakė, kad tai yra Ispanija, kiti sakė, kad tai yra Europa. Gal šiek tiek žymėjimas sakė, kol yra prastesnis galbūt kai kuriuose vietose, bet tai iš klaidų mokomasi. Iš principo viskas gerai kol kas. Greitai ir techniški enduro ir smėlio testai pareikalavo didelio meistriškumo. Juk kiekviena uždelsta sekundė tik sėdavo ne jų naudai. Enduro motociklų sporto šakos unikalumas tame, kad trasa visada driekėsi bekelė. Visada kupina įmantriausių kliūčių ir žinoma, privalo būti sunki. Tai ne vienos, o 2 dienų varžybų formatas, todėl čia puikiai galimybė pasikalbėti su savo ištverme. Kaip ir kiekviename sporte, taip ir šiame sportininkas privalo maksimaliai susikoncentruoti ir taip siekti tikslo iki galo. Svilinantis karštis ar pliaupiantis lietus ir po kiekvieno sportininko važiavimo kintanti trasa – tai faktoriai, kurie daro stiprią įtaką važiavimams.
Enduro trasa tai visada labai įvairus reljefas, todėl intriga užsimezga nuo pat pirmų starto minučių. Lietuvos ir Baltijos šalių klasikinio enduro čempionato pirmame etape tikras Baltijos šalių enduro žvaigždžių desantas. Tarp garsių vardų ir buvę šių metų Lietuvos atstovas Dakaro ralyje Gintautas Igaris. Seniorų klasėje po 2 dienų važiavimo užėmęs 2. vietą. Enduro moto stiliaus važiuotojai lengvų kelių neieško, todėl savaitgalį stebint juos pakrauna puikių adrenalino užtaisų. Sezonas tik prasidėjo, todėl bent kartą privalu rasti laiko ir turbo enduro emocijų paketą patirti drauge. Šiaip tai tokia mintis yra daug sportininkų, krosistų, kurie jau galbūt kros yra per seni, tai mes jos labai norėtume pakviesti išbandyti save enduro trasose, nes jie tikrai čia save rastų ir dar labai daug galėtų kur realizuoti ir tuo pačiu pakelti tą Lietuvos enduro kartelę. Toliau rubrikoje sportas imtynių akimirkos iš Kauno. Savaitgalį praūžęs tarptautinis graikų romėnų imtynių turnyras Kauno taurė tapo tikra švente visiems šio kovos meno gerbėjams. Nepaslaptis, kad imtynės seniausia žmonijos sugalvota sporto šaka. Daugiau stipriosios lyties dalies fizinio ugdymo priemonė sutinkama kiekvienos šalies tautomankštoje. Imtynės sudarė didelę senojos laikų Graikijos olimpinių žaidynių programos dalį. Todėl antikinio stiliaus imtynės vadinamos graikų bei romėnų imtynėmis. Tai, kas turi gilias tradicijas, ko gero yra amžina ir visada turės daugybę pasiekėjų. Net 160 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos ir Lenkijos susitiko ant kilimo vienas prieš vieną išsiaiškinti, kas vertas geriausiojo vardo. Sportininkai varžėsi 3 amžiaus grupėse – jaunučių, jaunių ir jaunimo. Graikų romėnų imtynės kur kas įdomiau stebėti, kai žinai taisyklės, pagal kurias vertinamos turnyro dalyvių dvikovos ant kilimo. Jeigu lyginant su laisvosim imtynėm, tai graikų romėnų imtynės skiriasi tom, kad negalimi kojų pakišimai, užkabinimai, su rankom sugrėbimai už kojų. Viskas vyksta aukštesniai kūno daly. Mažiau jie susilenkia yra ir atlieka veiksmus gana aukšta trajektorija. Graikų romėnų imtynių veiksmai ant kilimo vertinami taškais. Taškai gaunami už veiksmus, kurie atliekami iš stovėsenos arba parteryje. Tai jeigu iš stovėsenos atliktas veiksmas ir priešininkas nukrito ant nugaros, priklauso nuo trajektorijos, jis gali gauti 3 taškus, o jeigu didelė trajektorija atliko veiksmą, gražų greitą metimą, tai gali būti vertinama iki 5 taškų. Parteryje už įvairius tritinimus, kada žmogus papuola vadinamąją pavojingą padėtį. Pavojinga padėtis tai yra, kai jisai stovi ant imtynių tilto, sakysim, pasivertęs mentimis į kilimą, tai jau yra skaičiuojami taškai. Taip pat gali būti 1 taškas gaunamas stovėsenoje, kada žmogus parklupdomas į parterį arba ant pilvo, kada nukrenta jisai skaitos nepilnavertis veiksmas, kada jis nenukrenta ant nugaros. Jeigu taškais, tai reikia laimėti 2 kėlinukus iš 3, o jeigu gryną pergalę pasiekti, tai žmogus turi būti paguldomas ant menčių. Kova nutraukiama ir skaitosi, kad jis laimėjo gryną pergalę. Per visus šio turnyro gyvavimo metus jis spėjo išaugti ir tapti ne tik populiariu, bet ir prestižiniu. Turnyrą pradėjom vykdyti 2007 metais. Šiek tiek buvo Kaune turnyrai užmiršti imtynių, tai labai norėjom su kolegomis prikelt. Tuo metu sutapo 100 metų Lietuvos imtynėm, kur buvo pravestas pirmas Lietuvos čempionatas Kaune. Tai buvo tokia kaip ir proga pradėti iš naujo viską. Tai jau dabar vyksta 6 metus iš eilės. Surengti jau tradicinių tapusi tarptautinį graikų romėnų imtynių turnyrą nėra lengva, tačiau nepaslaptis, kad šaunios idėjos vystomos entuziastų dėka. Šiek tiek, aišku, padeda ir mūsų sporto mokykla, jaunų lietuvių sporto organizacijos ir Aleksandro Stulginskio universitetas šiais metais prisidėjo, tai yra pirmas turnyras, kuris čia pravestas. Bet pagrindinės lėšos yra su pagalba žmonių, kurie pagrindė buvę imtynininkai, kurie užsiiminėjo šią sporto šaką, kurie šiuo metu yra ar tai verslininkai, ar tai užima kitokias pareigas. Tai jie labai iš entuziazmo labai sutiko padėti nuo pat pradžių turnyro organizavimo. Aišku, su kiekvienais metais jų atsiranda vis daugiau, nes tai mato, kad tai yra rimtas turnyras, o ne šiaip vienam kartui, kad šis turnyras yra tradicinis. Vienas turnyro organizatorius Saulius Liaugminas pasakojo, kad pačioje pradžioje nebuvo lengva suburti gausias dalyvių gretas ir prisikviesti sportininkų iš kitų šalių. Tačiau turnyrui gerą vardą suteikia nuoseklus darbas ir kasmet daugėjantis gerų atsiliepimų kiekis. Pagaliau šį renginį
sportinį kilstelėjo į aukštesnį lygį. Saulius Liaugminas ne tik vienas iš organizatorių, tačiau ir pats yra graikų romėnų imtynių treneris, todėl nenuostabu, kad vyras populiarina būtent šį stilių, meilę kuriam įskiepijo jo tėtis. Kai tokia didelė dvikovinio sporto šakų pasiūla, treneris pripažįsta, jog nėra lengva jaunimą sudominti imtynėmis. Jeigu kalbant apie mūsų miestą Kaune, tai yra labai didelis sporto šakų pasirinkimas ir kaip visą laiką pirmiausiai vaikai praeina krepšinius, futbolus ir jeigu atranda šitą sporto šaką, tai dažniausiai pasilieka. Aišku, tai yra vyriška sporto šaka, daug kas bijo ir traumų įvairių, bet manau, kad kiekvienoje sporto šakoje tų traumų galimybė gauti traumą yra gana nemaža. Imtynėse nėra smūginės technikos elementų, tad juose pasilieka tik tvirtą kovotojo charakterį turintys sportininkai. Juk nebūtina mosuoti kumščiais, kad galėtum gatvėse jaustis saugus. Įvaldęs imtynių stilių įgausi pasitikėjimo savo jėgomis, sako vienas varžybų organizatorių. 2 dienas vykęs tarptautinis graikų romėnų imtynių turnyras Kauno Taurė leido pajusti šio dvikovų stiliaus pasiekėjams, jog masiškumas puikus motyvacijos šaltinis mąstant apie tai, ar teisingų sportinių kelių pasukai. Tai toks adrenalino užtaisas buvo šį kartą. Dar daugiau pomėgių ankstesnėse mūsų laidose Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt bei teritorija.tv. Gražaus sekmadienio su Lietuvos ryto televizija. Sudie! Kitoje laidoje matysite. Ir toliau teritorijos herojai pateiks staigmenų. Ekspedicijoje Baltosios naktis neplanuota įvykių seka. Šaudykloje šūvių serijos ir varžytuvės. Pamatysite, kaip išpuoselėto kūno grožis virsta menu ir kaip snukerio meistrai kovojo dėl prestižinės pergalės.